1985 metai, birželio 15. Tai buvo gan reguliari diena Ermitažo muziejuje Sankt Peterburge. Ten dūzgė įvairaus amžiaus ir įvairaus stiliaus meno mėgėjų, seni meno kritikai, studentai, bandantys sugalvoti idėją savo kitam rašiniui, ir vaikai, atėję pažiūrėti į įspūdingesnius karo paveikslus. Vienas iš pagrindinių muziejaus eksponatų buvo Rembrandto Danė. Šis kūrinys, kurio vertė siekia daugiau negu $30 milijonų, buvo tikrai vertas visų žvilgsnių. Rembrandto Danė, sukurta 1636 metais, baroko šedevras, vaizduojantis mitologinę Danę, gulinčią prabangioje lovoje ir apšviesta auksinių šviesos spindulių, kuriuos siunčia Dzeusas, pasirodantis kaip dieviška šviesa. Kol studentai stovėjo ir rašė užrašus, šalia prabėgo žmogus ir greitai peršoko saugumo virves. Jis nesiruošė žiūrėti ir žavėtis šiuo kūriniu iš arčiau. Ne, jo rankose buvo peilis. Šis žmogus, pribloškęs stebėtojus, pradėjo naikinti šį neįkainojamą meno kūrinį. Smarkiais dūriais spjaudamas, su įniršiu ir žiaurumu naikindamas Danę. Liudininkai prisiminė šokiruojančią akimirką, kai peilis kirto paveikslą tiesiai į Danės figūrą. Daugiausiai dėmesio skiriant jos nuogam kūnui. Tačiau, net kai saugumo darbuotojai skubėjo sustabdyti šį pamišėlį, net kai aplinkiniai žiūrėjo, kaip naikinama meno istorija, šis žmogus nesustojo. Jis išsitraukė buteliuką iš kišenės ir užliejo paveikslą sieros rūgštimi. Tai buvo aktas, sukrėtęs visą pasaulį. O kai nusikaltėlis buvo sučiptas, Danė liko pakabinta, visa sudarkyta. Tada pasaulis sužinojo, kad šis žmogus buvo Lietuvos pilietis Bronius Maigys. Tačiau kas buvo Maigys? Ir kas jį privertė sunaikinti šį nuostabų paveikslą? Prieš šį lemtingą 1985 metų birželio įvykį Maigys nebuvo žinomas plačiai visuomeniai. Iš tiesų, nedaugelis žinojo, kad toks žmogus egzistavo. Tačiau jo vardas greitai pradėjo būti lyginamas su garsiosiomis istorijos figūromis, tais, kurie siekė palikti ženklą bet kokią kainą. Maigys buvo lyginamas su Herostratu, kuris sudegino Artemidės šventyklą Efeze, ir imperatoriumi Neronu, kuris pasak legendos padegė Romą. Bronius Maigys, gimęs 1937 metais Alnių kaime, Molėtų rajone, turėjo ribotą formalų išsilavinimą, baigęs tik 4 metus mokyklos. Apie jo ankstyvą gyvenimą ir auklėjimą informacijos yra nedaug, todėl sunku pateikti išsamų jo vaikystės paveikslą. Prieš išpuolį Maigys buvo bedarbis jau 7 metus ir 2 metus gyveno be oficialios registracijos, kaip reikalavo Sovietų Sąjungos įstatymai. Vėlesniuose interviu Maigys teigė, kad jis nebijojo pasekmių. Jis neturėjo jokių dvejonių dėl išpuolio. Iš tiesų, jis buvo svarstęs daug blogesnį variantą – savižudišką sprogimą. Po drabužiais Maigys slėpė sprogstamąjį įrenginį, tačiau tik paskutinę akimirką persigalvojo, bijodamas nekaltų praeivių muziejuje. Kai pasaulis atsigavo nuo šio išpuolio, Maigys buvo teisiamas, tačiau nuosprendis buvo toks, kokio niekas nesitikėjo. 1985 metais, rugpjūčio mėnesį, Leningrado apygardos teismas nusprendė, kad Maigys dėl lėtinės šizofrenijos buvo neatsakingas už savo veiksmus. Vietoj kalėjimo bausmės, Maigys buvo siunčiamas į priverstinį psichiatrinį gydymą. Jis praleido 4 metus psichiatrijos ligoninėje Kaliningrado srityje, toli nuo savo gimtosios Lietuvos. Kai Lietuva atkovojo nepriklausomybę 1990 metais, Maigys sugrįžo į tėvynę, apsigyvenęs pensionate Utenoje. Čia jis gyveno tyliai, atsiskyręs nuo dėmesio, kurio kadaise taip siekė. Nors Maigys dabar gyveno santykinėje nežinomybėje, jo praeitis greitai jį prisivijo. 1993 metais, kai žiniasklaida pradėjo naršyti tiesą apie jo garsiąją veiką, apie jį susiformavo nauja naratyva. Kai kurie matė jį kaip tragišką figūrą, žmogų, kurį į šizofreniją pastumėjo jo gyvenimo aplinkybės. Kiti, ypač Lietuvos nacionalistai, vertino jo išpuolį prieš paveikslą kaip keršto simbolį prieš sovietų okupantus. Jie tvirtino, kad Maigys buvo herojus, atkeršijęs už sovietų okupaciją Lietuvoje. Tai buvo iššūkis galingai valstybei, kuri engė Lietuvos tautą. Laikui bėgant, Broniaus Maigio istorija tapo daugiau nei tik nusikaltimas. Ji tapo pasipriešinimo, sukilimo ir sudėtingos tautos kovos už tapatybės simbolių, o Danės restauracija užtruko 12 ilgų metų. Šiandien
Ermitaže lankytojai vis dar gali pamatyti šį nuostabų paveikslą, nors jis yra uždengtas neperšaunamu stiklu. Jis išlieka liudijimu tiek Rembrandto genialumui, tiek Maigio pasipriešinimui sistemai. O ką apie Maigį dar galima pasakyti? Jo paskutiniai metai buvo pažymėti tylia vienatvė. Jis gyveno likusius savo gyvenimo metus beveik nematomas viešai, išlikdamas paslaptinga ir kontroversiška figūra. Bronius Maigys buvo žmogus užvaldytas vidiniais neramumais. Jis niekada nekalbėjo apie meilę, nesvajojo apie šeimą ir niekada neįsivaizdavo savęs kaip tėvo. Jo atsisakymas nuo žmogiško ryšio atspindėjo jo žinomą išpuolį. Nesvarbu ar tyčia, ar instinktyviai, jis pjaustė Rembrandto Danės jautriausias vietas. Tai buvo smurtinis gestas, nukreiptas prieš intimumo ir grožio įvaizdį. Vis dėlto Maigys tvirtino, kad jo išpuolis prieš paveikslą nebuvo ataka prieš meną, o asmeninė keršto išraiška prieš sovietų sistemą, kuri jo nuomonė apleido savo žmones. Jis atmetė visas kitas interpretacijas, laikydamasis savo tiesos versijos. 1996 metais jis buvo įtikinęs save, kad Danė jau seniai buvo restauruota ir vėl buvo eksponuojama. Tikrovė, kurią jam atskleidė Rusijos žurnalistai 1997 metais, buvo kur kas baisesnė. Restauracija vis dar tęsiasi. Tai buvo krapštus procesas, kuris išsekino išteklius daugiau nei 10 metį. Supratę šią tiesą, Maigys pasitraukė į tylą ir atsisakė bendrauti su žurnalistais. Kai Rusijos televizijos komanda įsekė iki priežiūros namų, jis susirakino savo kambaryje, ištverdamas jų buvimą visiškoje izoliacijoje. Net kai Estijos žurnalistas pasiūlė jam $200 už interviu, žinodamas jo istorijos tarptautinę vertę, Maigys vis tiek atsisakė. 1999 metais Maigys atvirai pareiškė priešiškumą žiniasklaidai. Kai Lietuvos žurnalistas apsilankė priežiūros namuose ir bandė jį nufotografuoti, jis sureagavo su pykčiu, užpylė fotografą sultimis ir grasino teismais, jei jo atvaizdas būtų paskelbtas. Jo žodžiai turėjo grėsmingą toną. Jei nenustosite, padarysiu kažką tikrai vertą pasaulio dėmesio. Tai nebuvo pirmas kartas, kai jis įsakė tokius teiginius. Ta naktį iš jo užrakinto kambario skambėjo muzika, kol staiga nutilo, o jo balsas sušnibždėjo: "Palikit mane ramybėje, blogosios dvasios." Nepaisant savo izoliacijos, Maigys liko aktyvus priežiūros namuose. Sulaukęs 62 metų, jis buvo vienas darbščiausių gyventojų. Keldavosi anksti ir užsiimdavo savais reikalais. Remdamasi savo patirtimi Kauno radijos gamykloje, jis naršydavo Utenos turgų ir pirkdavo senus radijo aparatus bei televizorius. Juos taisydavo savo mažame kambarėlyje ir vėliau parduodavo. Nors anksčiau Maigys buvo žinomas dėl savo kruopštumo, naujas užsiėmimas kartais keldavo nesutarimus su valymo personalu. Tačiau jis nesistengė atvirai konfliktuoti. Jis dalinosi kambariu su tylia, retai būnančia kambarioka. Tai jam tiko. Maigys mėgo silpną apšvietimą, nes ir pačio jo regėjimas buvo silpstantis. Nors jis atsisakė reguliariai nešioti akinius. Jis praleisdavo valandas, skaitydamas istorinės knygas ir net mokėjo senyvo amžiaus moteriai, kad ši jam skaitytų. Nepaisant savo garsios praeities, kiti gyventojai apie jį kalbėjo teigiamai. Jis retai dalyvavo socialinėse veiklose, tačiau padėdavo vyresniems kaimynams, kai to reikėdavo. Jo du broliai gyveno Utenoje, tačiau jis niekada apie juos nekalbėjo. Socialiniuose renginiuose jis klausydavosi muzikos, bet niekada nešoko ar nedainavo. Moterys priežiūros namuose jį laikė patraukliu. Aukštas, lieknas, sidabriniais plaukais, tačiau jis visiškai nereagavo jų dėmesį. Rengdamasis ypatingom progomis, jis dėvėdavo puikiai pasiūtą juodą kostiumą. Tai ryškus kontrastas su kitų gyventojų dėvimais naudotais drabužiais. Maigys niekada nepriimdavo paramos, teikdamas pirmenybę paprastam, tačiau tvarkingam drabužiui. Jis buvo labai atsargus dėl savo sveikatos, atsisakydamas alkoholio ir tabako, nors teigė, kad jo sveikata silpsta. Vyriausioji slaugytoja pripažino, kad jei visi gyventojai būtų kaip jis, jai būtų mažai darbo. Jo medicininė byla buvo praktiškai nepaliesta per 7 metus. Skirtingai nuo daugelio, kurie kentėjo nuo nemigos, Maigys niekada neprašė pagalbos miegui ar raminamųjų vaistų. Kai gripas nusiaubė priežiūros namus, jis užrakino save kambaryje, atsisakydamas kontakto. Net kalbėjo su personalu per duris. Manau, viena aišku, Bronius Maigys buvo tikras maištininkas prieš visas sistemas. Savų laikų partizanas prieš sovietinę mašiną. Galiausiai išlieka klausimas, ar Bronius Maigys buvo pamišėlis, herojus ar kažkas daugiau. Jo gyvenimas ir veiksmai tebėra diskusijų tema ir šiandien.
nes jie ir toliau persekioja meno pasaulį ir Lietuvos istoriją. O kaip jūs manote? Ar Maigys buvo nesuprastas asmuo, ar pavojingas nusikaltėlis? Pasidalinkite savo nuomonę komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote šį pasakojimą apie Bronių Maigį iki pat galo. Nemeluosiu, jūs aš mėgstu labiausiai, bet nesakykit kitiems žiūrovams. Jei jums patiko ši istorija, nepamirškit paspausti patinka ir užsiprenumeruoti. Viskas jums suteikia karmos taškus. Tai viskas šitam kartui, likite saugus, likite budrus ir iki kito